Šiame epizode papasakosiu apie itin populiarią Secret RF procedūrą. Taip pat sužinosi, su kokiomis kitomis procedūromis ją galima kombinuoti, siekiant dar geresnių rezultatų. Secret RF tai modernus odos atjauninimo metodas į vieną procedūrą sujungiantis mikrodatinę ir radio dažnio terapiją. Veikdamos kartu, šios technologijos skatina naujo kolageno odoje gamybą ir taip pat sutvirtina bei atstato esamų kolageno skaidulų odoje struktūrą. Tai odoje leidžia ilgiau išlaikyti jaunos odos savybės. Secret RF procedūros metu 25 sterilios ir itin plonos adatėlės vienu metu įsiskverbia į odą ir išspinduliuoja radio dažnio energiją. Tai yra kartojama visame procedūros plote. Vienos procedūros metu padaroma 10 000 mikrokanalėlių odoje. Ir į kiekvieną iš jų yra išspinduliuojama radio dažnio energija. Gavusi tokią stimuliaciją, oda žinoma reaguoja, stengiasi save gydyti, atsistatyti, todėl sužadina įvairius regeneracinius procesus. Pažeistose vietose pradedama kolageno gamyba, atsistato ir tvirtesnėmis tampa senosios kolageno skaidulos. Secret RF procedūra padeda spręsti įvairias odos problemas. Mažina smulkias raukšleles ir apsaugo nuo naujų raukšlelių formavimosi, stangrina odą ir gerina jos elastingumą. Mažina poras, gerina odos tekstūrą bei padeda sumažinti nelygumus, gana efektyviai šalina aknės paliktus randus ir kitus odos defektus, taip pat gali padėti atkurti odos drėgmę ir skaistumą. Kiek procedūrų rekomenduojama atlikti? Rekomenduojamas procedūrų skaičius priklauso nuo odos problemos, kurią norima spręsti, ir individualių paciento poreikių. Standartiškai rekomenduojama atlikti 3-5 procedūras. Procedūros atliekamos kas 4-6 savaitės, leidžiant odai atsigauti ir mėgautis poveikiu. Atsistatymas po Secret RF procedūros paprastai yra greitas, tačiau gali skirtis priklausomai nuo individualių odos savybių ir procedūros intensyvumo. Iš karto po procedūros oda dažniausia bus kiek raudona ar truputėlį patinusi. Lyg nudegusi saulėje, tačiau tai praeina per 2-3 valandas. Standartiškai dauguma žmonių prie savo kasdienių veiklų gali grįžti jau po 1 paros. Ir po procedūros rekomenduoju laikytis gydytojo nurodymų, naudoti drėkinamąjį kremą ir vengti intensyvių saulės spindulių. Vis tiek turi klausimą apie šią procedūrą, užduok juos komentare ir aš tau asmeniškai juos atsakysiu. Taip pat kviečiu žiūrėti kitus mūsų video.